Tai labas Giedrė ir labas visiems, kas mūsų šiandien klausysis. Mes vėl po pertraukėlės su Giedrė su jumis ir norim pasidalinti, kuo gyvenam. Tiesiog netgi nebeina suvilkti į tą vieną, pritempti prie kažkokios temos. Juokiamės su Giedrė, apie ką mes čia šiandien, kokia ta mūsų tema, bet iš tikrųjų turbūt po truputį apie viską, kuo gyvenam, kaip priimam tą besikeičiančią realybę, ar tiksliau pasakius, kaip per mus jinai keičiasi, ar ne, kaip mes gyvenam jungtyje su savo tom visom aukštesnėm sąmonėm, su savo visais tais aukštesniais sąmonių planais ir kaip visa tai per mus įeina į materiją, kaip mes tai matom, kaip mes tai jaučiam, kaip plečiasi ir gilėja mūsų suvokimas, integracija, priėmimas visa ko, kaip mes tai suprantam per save. Ir norim su jumis tuo pasidalinti, kuo gyvenam. Tai Giedrė, kviečiu tave pasidalinti Ačiū, galbūt per savo Edita. situacijas ar per tai, Mhm. kaip tu jauti, kuo tu gyveni šiuo metu. Ačiū, Edita. Labas rytas visiems, nes šiandien mes anksčiau susitikom su Edita ir kviečiu jūs tiesiog šiandien pabūti, tarytum svečiuose pas mus, su mumis, pajausti tas energijas, kurios eina per mus, va tą ramybę, pilnatvę, lengvumą ir be didelio proto analizių kažkokių, o tiesiog paimkite tas žinutes, kurios jums dabar aktualios. Nes mes vis tiek ateinam pasidalinti su jumis, kad būtų jums kažkas paprasčiau, lengviau ir Ir šiame laikotarpį, va, ką mes ir kalbėjom su Edita, labai svarbu tas palaikymas vienas kito. Ir mes pačios ir vieną kitą palaikom, ir mūsų grupė yra stiprus palaikymas. Ir mes pačios klausomės įvairių podkastų, kur kalba taip pat sąmoningi žmonės. Ir iš jų gaunam taip pat daug vat, ir kažkokio naujo suvokimo, ir kartu palaikymo. Tai yra labai svarbu šiuo metu. Tai naudokitės tuo drąsiai ir palaikykit visus, kurie yra šalia jūsų. Aš turėjau labai tokį įdomų patyrimą. Galvoju, kada čia jisai buvo, praeitą savaitę. Ir jau man seniai nebuvo nutikę kažko panašaus. Ir dėl to labai noriu pasidalinti. Ir kartu kad tai ir man dar labiau turbūt įkristų, kad pasiimčiau dar daugiau iš to tau kažkokios vertės ir kartu papasakosiu, kad ir jūs atpažintumėt ir galbūt savo pritaikytumėt gyvenime. Tai praeitą savaitę turėjau paskirtą vizitą procedūrai, pedikiūrui ir man labai patinka ir pasėdėti, parelaksuoti, kol daro mano mylima draugė tą procedūrą ir žinojau, kad turiu išeiti iš namų tuo ir tuo laiku, pasiskaičiavau, bet aišku, be didelio kažkokio rezervo, kad gaučiausi, kad nueinu tiksliai jau ten tuo laiku. Ir man parašė dar iš vakaro, kad ar būsi 10 ryto. Parašiau, taip, būsiu 10 ryto ir žinau, kad jau ta specialistė pedikiūro, manikiūro, jinai labai žiūri tas tiksliai valandas, kad ateitų visi laiku, kad paleistum laiku, kad kitam žmogui nereiktų laukti papildomai, kad neužsitemptų. Čia kaip ir su stomatologais tas pats, su odontologais. Jie ten turi savo grafiką ir kiti specialistai turbūt panašiai. Tai va, ir aš į centrą važiavau autobusu, galvoju patogiau, kad nereiktų parkuotis kažkur tam centre, nes ten visiškai pačiam centre.
Ir, ir kaip tik viskas sukrito taip, kad aš vėlavau. Ir kontroliai lipo tikrino 5 minutės ir buvo kelio taisymai. Ir aš jau žiūriu, kad tikrai vėluosiu, parašiau jai žinutę, kad būsiu vėliau 10 minučių. Tai jau yra daug. Ir aš kaip ir nesinervavau, taip stipriai parašiau, bet išlipus iš stoteliai, man ten reikėjo dar gerokai paeiti, beveik kilometrą, gal mažiau. Ir aš matau, kad aš nespėsiu, jeigu aš eisiu tiesiog kaip, nu, normaliai. Ir aš pradėjau skubėti ir pabėgėdama, tai greičiau, tai lėčiau. Ir jau jaučiu vidinės jėgos tarytum senka, jau taip sunku darosi. Ir ką, mano koja užkliuvo ir laikas sustojo, jaučiu kaip krentu. Ir dar bandžiau kažkaip sukontroliuoti, nes nu, vat, kažkaip tikrai sustojo, tas laikas išsitempė. Bet ir taip gražiai išsitęsiau ant delniukų ir buvo va čia viskas mėlyna, o šiandien va jau žiūriu, praktiškai nebesimato. Ir kelią prasikirtau, ir kas dar, ir akinius sulaužiau, truputėlį žalos turėjau, bet suprantu, kad taip reikėjo to sukretimo. Ir man viduje toksai buvo nemalonus jausmas, taip, nes tai buvo ir seniai patirta, kad toks jaudulys stiprus, kaip šokas kažkoks. Kas čia nutiko, va toks, kas čia dabar buvo, tai kodėl, už ką ir taip toliau. Ir aš ten skubiai nuėjau pas savo draugę į procedūrą, jinai man ten viską ir dezinfekavo, viską ten pleistriukus užsiklijavau, nuramino, sako, kitą kartą tikrai nebėg, nu čia, kaip sakant, nėra dėl ko. Ir mačiau, kad ir jinai buvo susijaudinus kažkiek. Ir tai buvo man tokia situacija kaip pamoka. Ir aš supratau, kad aš jau taip nepaliksiu, va, tiesiog, kad tai jau nuplaukė, jau čia geriau. Ir išėjusi iš jos, aš turėjau dar pusvalanduką laiko, atsisėdau Lukiškių aikštėje, nu, ir pradėjau analizuoti. Dar pritaikiau tapingo techniką, kur aš anksčiau, kas prisimenat, ją naudodavau, su ją dirbdavau su žmonėmis. Ir man pradėjo, tarytum, aiškėti, bet iš tikrųjų tai išsigrynino netgi per kelias dienas. Ne iš karto taip viskas nukrito ir taip viskas aišku ir ačiū. Vat ir mes su tavimi, Edita, kalbėjomės ir tau parašiau. Ir aš ką noriu patarti, kad kai atsitinka va tokia situacija, tiesiog reikia skirti tam laiko ir tai geriau padaryti kuo greičiau, o netidedant tai kitą dieną, nes po to vis tiek ir pasimiršta ir kartu kūne kažkas pasilieka, taip manau, vis tiek kažkas nusėda. Aš norėjau, kad tai greičiau, nu, va, suvirškinti tą situaciją, perdirbti, pasiimti tai, ką man reikia, o ko nereikia, jau ačiū, viskas, atsisveikinu. Ir va, viskas gyja, viskas, tas laikas praeina ir jau pamiršti tuos dalykus. Ir ką aš supratau, tai pas mane vis dar kažkokiam sluoksniui buvo tas likęs noras būti labai patogia žmonėm aplink mane. Jeigu vat prašo ateiti laiku, tai aš jau pasistengsiu, aš jau būsiu gera, čia ta draugė ir nenuvilsiu ir turiu būti punktualiai, kad būtų žmogui patogu ir visiems gera nuotaika, kad viskas, tarytum, nesutrukdyti to proceso, vat, darbo proceso, dienos gražios, kad neturėtų įtampos per mane ir taip toliau. Ir supratau, kad ta dalis manyje kaip ir sena, tokia užsilikusi, kurios aš jau nebepastebėjau ir dėl to man turėjo ateiti va, tas stiprus toksai. Pažiūrėk, Giedrė, čia dar liko kažkokių, tu vis dėlto dar nori būti ta tokia patogia, kad tave mylėtų, kad tu būtum gerietė, kad tu būtum, toks teigiamas personažas.
Ir tada dar pasiklausiau kitą dieną Marijos Ara video laivo ir man taip viskas gražiai suėjo į dar didesnį aiškumą, kad iš tikrųjų, ir tai man labai 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 tinka, kad iš tikrųjų pasižiūrėti į viską, kas vyksta gyvenime, be to dualumo. Čia gerai, o čia blogai. Vėluoti yra blogai, o būti punktualia ir niekam netrukdyti yra gerai. O jeigu pasižiūrėti, kad vyksta taip, tai kas turi vykti. Ir galbūt taip viskas susidėliojo, ir ta kontrolė, ir tas vėlavimas. Taip tiesiog turėjo įvykti. Ir gal aš būčiau kažko pasitarnavusi tai mano draugiai, specialistai, jai būtų iškėlę kažką viduj, kažkokius gal nemalonius jausmus, bet ir jinai tai būtų, nu, vat, kažkaip pradirbusi, transformavusi kažką savo viduje. Aš negaliu žinot, ko kam reikia. Aš galiu būti tik tai tas žmogus, kuris padeda tam įvykti. O jeigu aš tai sukontroliuosiu, kažkaip vat, per daug persistengsiu su įtampa savo, su žala savo, tai ir dar žala, kad tam žmogui kažkas ten neįvyks, kažkoks procesas. Tai va, tai čia yra tas turbūt platesnis suvokimas, pasižiūrėjimas plačiau į tas situacijas, kurios vyksta. Ir dabar, ką aš savo nusprendžiau, tai gerai, jeigu bus tokia situacija, aš tiesiog į ją pasižiūrėsiu šiek tiek kitaip ir leisiu tam vykti gerai, per save. Ir paleisiu tą baimę, nu, vat, galbūt nebe taip bijosiu, kad apie mane blogai pagalvos, ten gal man kažką negražaus pasakys, kad susinervuos, susijaudins dėl, nu, vat, tarytum per mane, ne? Kad aš būsiu va tas trigeris. Taip, tai man va tas platesnis labai labai patiko, tas savyje, tas aiškumas dabar didesnis ir netgi dar plačiau supratau, kad kai mes nebeturim to dualumo, kad tai yra gerai, tai yra blogai, mes žiūrim tiesiog, viskas vyksta taip, kaip turi vykti, su pasitikėjimu ir mes patys tada paleidžiam visas tas baimės, lieka tokia ramybė, pasitikėjimas, balansas, kad viskas vyksta pačiu geriausiu būdu ir tokiu būdu aš pati tarytum išsiplečiu save pačią, savo sąmonę, o nesusispaudžiu, kad aš čia, susispaudžiau, dabar aš čia gerutė, patogi visiems, o kaip tik drąsiai, su drąsa, tai, kas eina per mane, su visa ta su visais savo tiesiog ir garsiai, ir drąsiai, viskas, kas ateina per mane, tą savo saviraišką, tokį laukiniškumą, leidžiu savo paleisti, išskleisti, nors žinau, kad buvau mokoma kitaip. Ir tai nėra paprasta padaryti tiesiog vieną kartą. Ir dėl to ir eina tos situacijos. Jos kartais iš visų pusių kažkaip kartojasi. Ir dar ką, Edita, galiu pridurti, tu man vis padedi pamatyti per mano dukrą, per mano mažylę Luką, kad jinai mane pastoviai moko, būtent to dalyko. Jinai labai nepatogus vaikas. Jinai tokia nepatogi, tokia pasako kažką ten, kur man būdavo gėda, tarytum už ją, jinai ten, jinai būtent yra ta drąsi sąmonė, kuri padeda man taip pat išsilaisvinti iš to, į ką buvau įsprausta ir aš jai be galo dėkinga. Tai nėra lengvas procesas ir ilgas, palyginus, jai jau 8 metai ir man tik dabar ateina tas visiškas aiškumas jos paskirties. Ir ką aš dar pastebiu, kad jinai, kai man aiškiau, pas mus ryšys sustiprėjęs ir jinai mane labai labai ta meilė jos yra labai stipri ir jinai įrodinėjo tą meilę, viską man sako ir šiandien ryte, gal aš nesumeluosiu, gal 5 kartus jau pasakė ryte, kad mane myli.
Tai va, tai, tai aš labai dėkinga esu už visas tas pamokas, nors jos buvo ir nemalonios truputėlį, bet aš jas vat, priimu. Tai ačiū. Ačiū Giedrė, gera tavęs klausytis ir iš tikrųjų galiu ir liudyti, ir paantrinti, kad man irgi visą tai pažįstama ir čia ta tema, kaip mes kaip sąmonės ateinam tarnauti vieni kitiems, ar ne? Ir juolab šeimoje. Šeimos nariai nebūna labai patogus ir vat, kai kažkas elgesi mums kažkaip labai tarsi išmušamas iš tos komforto zonos, tarsi mums elgesi nepatogiai. Tai vat, į tą labiausiai reikia atkreipti dėmesį, ką man jie ten judina, ar ne, ką man rodo. Ir man tavo, Luka, aš ją su tokiu džiaugsmu žiūriu, nes aš jau tau minėjau, kad aš atpažįstu savo dukros Evelinos energijos dalį, panašią, nes jinai irgi buvo tokia tarsi nepatogi ir būtent va ta tema, to vėlavimo tema, aš buvau ta, kuri tokia perfekcionistė ir man būti laiku tai buvo kažkokia didžiulė vertybė, punktualumas, ką aš labai taip stipriai vertinau ir žiūrėjau kaip į teigiamą dalyką. O Evelina buvo ta, kuri tarsi išmušdavo. Mes buvom kaip tokie priešingi poliai, viena su tokiu perfekcionizmu, nevėluoti, būti geriau valandą anksčiau, o jinai tarsi manyje tai klibino. Nes jinai mėgdavo paskutinę akimirką susiruošti. Ir dabar jau tai matau ir suprantu, kad ėjom į tą tarsi balansą tokį, turėjom sueiti, nes vadų tie poliai, ar ne, ir tarsi skirtingi krūviai abiejose pusėse. Ir tikrai šeimos nariai man dar ir dabar, aš matau kaip ta savybė, tikrai dar gaji labai, o mes juk išeinam iš to dabar linijinio laiko supratimą, ne? Mes suvokiam, kad daug dalykų, daug realybių susipina vienam taške. Ir mes galim patirti per save be galo daug patyrimo, laikas tai įsiplečia, tai susispaudžia, o tas proto vertinimas tuo linijiniu laiku, jisai dabar tarsi išeina ir tos situacijos va taip klostosi, kad išmušti mus iš tų rėmelių. Iš tų rėmelių ir mes vieni kitiem tarnaujam, kaip tu va šiuo atveju, tarsi savo tai meistrai, ne šiaip pamoką to vėlavimo, bet pati tarsi save užspaudai ir patyrei ir susižalojai. Bet vat, kaip tu gražiai papasakojai, kad svarbiausia nenustumti tos situacijos, nes jinai pakankamai stipriai jau per kūną tarsi atėjo. Tai žiūrėti, ką man tai neša, kokią žinutę. Neklausti už ką. Bet aišku, ta pirminė reakcija gali būti už ką čia man. Bet tiesiog pasižiūrėti labai atidžiai į tai, apie ką tai, kuri dalis galbūt pasirodė, ar ne, kuri dalis nori būti pamatyta ir ką aš su tuo darau ir kaip aš tai priimu iš tos išorės ateinančias tas visas situacijas. Mes vakar turėjom tokį stiprų susitikimą mūsų grupiai, Išsigrynink šviesą savyje ir būtent kalbėjom, kaip ateina, tikrai aktyvuojasi mumise tos prigimtinės energijos. Dabar mums atsiveria tie realybės sluoksniai, kurie mums vibraciškai buvo nepasiekiami, bet dabar tarsi mums atėjusi tam tikrą tyrumo dažnį, mums visą tai atsiveria. Ir galbūt nebūtina ten įvardinti kaip kažkokias tai dimensijas ar kažką. Paprasčiausiai kalbant, kad tarsi mes susilygiuojam su tokiu tyresniu, aiškesniu, kaip tu sakai, bet kuo daugiau aiškumo. Prasiplečia tas suvokimo laukas. Ir mes susilygiuojam su tuo dažniu ir mus gali įtekėti tada to aukštesnio dažnio tos energijos ir dar labiau mums praplėsti. Ir visos tos situacijos, kurios iki mūsų ateina, kad ir mes įsivardinam kaip kažkokias galbūt nemalonės, nepatogias, nesmagias. Skausmingas. Jo, ir tai mums leidžia, suteikia galimybę pamatyti, ko nematėm savyje, atsiminti, aktyvinti tą mūsų atmintį. Juk mes jau suvokiam save kaip didžiulę sąmonės struktūrą, kurioje yra įvairūs sluoksniai, bet ir tie visi buvo įspaudai nuo tų mūsų patirčių, ar ne, kur mes susiformavom visokių įvairiausių traumų, turėjom, ar ne. Ir va čia labai šiuo metu iškyla tie trauminiai patyrimai ir reikia būti atidžiam, ar ne, kaip aš reaguoju. Ar aš reaguoju iš tos tyros savo sąmonės, ar reaguoju dar iš to trauminio
patyrimo, ar ne, kaip baimės pa žmonės kyla. Mhm. Ar ne, kad kažkada patyrė traumą ir dabar vat Mhm. ateina ta situacija, kad jam parodyti, aiškume, išgryninti. Ir jeigu sąmoningai tai žiūrim, mes išsigryninam ir turim galimybę patraukti tą baimę, kuri buvo susiformavusi, susispaudus kūne ir va ta Mhm. situacija atėjo pajudinti. Ir jeigu mes bijosim, neįsileisime savo lauką, ar ne, mums tų tarsi nepatogių situacijų, mums jos vis tiek, jeigu sąmonė nori išsilaisvinti, jinai laisvinsis. Ir tos Be situacijos bus abejo. formuojamos. Bet gali, jeigu mes nekreipsim dėmesio į tokius smulkius dalykus, ar Mhm. nesakykime, kaip tokia fizinė Taip. trauma, gali ateiti sunkesnė trauma, gali Mhm. pasireikšti, kūnas gali susirgti. Nors tas susirgimas, tai man irgi tai yra tiesiog tik energetinis išsiderinimas, bet jeigu mes nereaguosim, mums rodys įvairiausiais dalykais. Nesąmonė vis tiek, jinai eina evoliucijos keliu, jinai eina plečiasi, jinai nori reikštis čia per mus, įeina į mūsų lauką. Ir kuo daugiau mes priimam tos savo, atveriam, sakykime, priimam, kaip įsireikšti, nežinau, nes viskas suprantam, kad yra mumyse. Ne, ta mūsų tyroji dalis, ta mūsų šviesa suspindi iš mūsų, mums tik reikia atsiminti, kas mes esam. Ir kuo daugiau to šviesos generuojasi mumyse, kuo daugiau įeina tos mūsų tyrosios dalies, atsiveria, aktyvuojasi, tuo daugiau išstumiama tų, kaip mes Giedrė sakėm, perdirbtų produktų atliekų, tų visų, kaip jeigu žiūrėsim kaip į gamybos procesą, ar ne, mes priimam kažką, savyje perverdam ir kažką integruojam, o kažkas savaime tiesiog ramiai išeina iš šaltinio šviesą transformacijai. Ir į tai reikėtų žiūrėti labai ramiai. Ir vat, dabar ta tema apie ramybę atėjo man, nes labai daug ramybės paskutiniu metu jaučiu savo aplinkoje. Ir protui iš pradžių tai tarsi irgi ta tyla, ta ramybė, tas nurimęs laukas. Neįprastas ir ganėtinai toks keistas ir nekomfortiškas, kaip čia yra, tarsi nieko nevyksta. Nors vyksta daug, mes turim, atrodo, nieko tokio, bent jau aš šiuo metu, ar ne, jau esu minėjęs, kad aš atsisakius atsisakius, kaip čia pasakyti, tiesiog pasitraukus šiuo metu iš visų savo veiklų ir tarsi būnu daugiau namie, aišku, aš susitinku ir su kuo reikia, bet atrodo, nieko tokio kaip ir nevyksta, bet tiek daug vyksta viduje ir situacijos ir aplinkoje ir tiek daug suvokimų lygmenyje turbūt. Turbūt daugiausia vyksta tos sąmonės lygmenį, suvokimų lygmenį. Atrodo, ten toks pagreitintas virsmas, veiksmas vyksta. Ir tai nėra tai, kad ta ramybė, tai nieko neveikimas ar nieko nevykimas. Iš tikrųjų vyksta. Bet vyksta jau visiškai tarsi kitoj terpėj, kitokiam lauke, tam ramybės lauke, to balanso tokio, to neutralumo, kai mes išeinam iš to dualumo ir nebevertinam, čia pozityvu, čia negatyvu, čia gerai, čia blogai, čia malonu, čia nemalonu. Taip, mes įvardinom tas situacijas kažkada kalbėdamas Giedrė, ne kaip nemalonės. Bet mes turim jas atpažinti, mes turim praeitą etapą, kai atpažįstam patirti tą etapą, kur supranti, kas yra mums gerai, kas yra blogai, bet paskui jau vėl toliau plečiamės ir išeinam į tą suvokimą, kad viskas, kas vyksta, yra išraiška pasaulio, kiekvieno unikali. Ir mūsų protas gali vertinti labai įvairiai, bet kaip tu sakai, mes nežinom, kas reikalinga žmogui. Ir mes galim kartais būti tas trigeris ir patiems būti nemalonu, ar ne tavo atveju. Nemalonu kažką daryti, nemalonu žmogui pasakyti griežtai. Tu jauti, kad turi pasakyti ar ne kažką, kad jis, akivaizdžiai matai, tuo momentu per tave eina ir tu kažkokią pastabą pasakai žmogui ir tarsi galim iš vieno požiūrio kampo traktuoti kaip ko aš čia kišuosi ar ne, kodėl aš čia lendu. Bet jeigu yra pojūtis ir tas toks vedimas, kad aš turiu žmogui pasakyti ir galbūt netgi griežtai pasakyti, arba sujudinti jo lauką, galbūt nelabai patogiai ir man pačiai, būti kažkokiuose tokiuose, kai reikia kitam pasakyti griežtai. Nėra labai smagu, ar ne? Arba ta riba piešti kažkokią savo laukę, ar ne? Matyti, kad vis tiek ateina tie testukai, kažkokie išbandymai tarsi. Bet kai atsiveriam viskam priimti ir matyti tai aiškiai,
Matyti, aha, ateina va tavo Luka, kelia tau kažkokias tokias energijas, atrodo, norėtus, kad jin būtų patogi, geras vaikas, klausytų Tai, ir būtų tokia gera, gera mergaitė, bet ne, nėra, ar ne, jinai ne. judina tą erdvę ir reiškia savo tą energiją, joje dar gyva, ta tokia šaltinė Mhm. energija, kuri taškasi ir džiaugsmu, ir tuo kitu, jeigu yra kažkoks, vat, kitokia ta energija, kokia jin bebūtų, nevelkant į jokius pavadinimus. Mhm. Jinai būna savimi, taip kaip per ją tuo metu teka Taip, srautas, ar ne? Tai va, tai mums to jau mes buvom uždarę. Ta taip. prigimtinė tėkmę mes tarsi jai priešinomės. Nes buvom suskirstę, kas gerai, kas blogai, ką galiu priimti, ko negaliu priimti. Lygiai taip pat žiūrint mes į aplinką. Mes mokėmės ne Mhm. tik save priimti visokius, bet ir aplinkoje vykstančius Be dalykus, ar ne? abejo. Kaip nelengva yra neteisti, kas dabar ypatingai vyksta kolektyviniai sąmoniai, iškeliama į paviršių tos nuosėdos, kurios turi pasimatyti. Ir nėra malonu tai matyti. Ir vėlgi čia turim Mhm. susitelkti į tą tokį neutralumą, pakilus virš to dualumo, kad Taip. jeigu tai vyksta, tai turi išeiti, kaip mes dirbam su savim Mhm. savo laukia, keldavom tuos dalykus, juos iškeldavo, galbūt kiti, tie trigeriai ar ne tos situacijos ir mes turėjom tai transformuoti. Tai lygiai taip pat dabar turim priimti tą transformaciją visos kolektyvinės sąmonės, kuri irgi labai sparčiai transformuojasi ir vyksta tie dalykai. Ir mes Mhm. esame visumos dalis ir mus tai paliečia. Ir mes per save tai atpažįstam, ar ne? Ir dalinamės. Ir kaip Giedrė sakai, klausomės ir mes įvairių įrašų, ar ne, podcastų Mhm. tų visų. Ir mums tai duoda tarsi suvokimą, tokius taškelius sudėlioja. Tai lygiai taip pat mes ateinam dalintis, kuo gyvenam, Mhm. kaip mes patiriam, kaip mes suvokiam. Ir tai ne tik žodžiai. Tai, kas lypi už žodžių, ta energija, kuri per mus teka dabar ir į tuos, kas klausysis mūsų šiuo metu ir palies daug giliau tie srautai, ne tik per žodžius. Nes į žodžius mes kartais irgi kalbam, kad nėra taip paprasta Mhm. įvilkti tai, ką šiuo metu jaučiam, nesinori vėlgi pritempti prie kažkokio apibrėžimo ar terminologijų, nes matom, kad labai greitai viskas vyksta. Ir vieną dieną atrodys taip, o jau pasikeitė Mhm. ir žiūrim, kad vėl išsiplėtė, vėl pagilėjo ir vėl kitaip matosi. Ir už tai ir ateinam raginti, kad neatstumkit nieko iš savo erdvės. Jeigu tai atėjo, tai tikslinga. Pasimkit, pervirkit, pervirškinkit savyje ir pasižiūrėkit, ką tai duoda, apie ką tai yra jum. Nes visa tai yra tikrai dėl mūsų. Ir ne tik, kad tai dėl mūsų, jau dabar dar įsireikščia vėl kitaip. Atrodo, praeitas įkalbėjom, kad tai, kas vyksta, vyksta dėl mūsų. Mhm. Mes patys tarsi tampam aktyviais dalyviais viso to. Ta banga tekanti, ar ne, Taip. tuo srautu, kuris priima tos Mhm. aukščiausios šaltinio energijas, tos aukščiausios sąmonės energijas per save, ar ne, ir kaip mes vakar tą žodį panaudojom, gimdom į šitą mūsų materiją, dabartinę realybę, Mhm. ar mes prisimintumėm tas senas prigimtinės kažkokias pirmapradės tas energijas vat, iš tų visų Atlantų, Lemurijos laikų galbūt, kur mes irgi tarsi iš žmogaus požiūrio taško žiūrim linijinių laikų, bet Mhm. suvokiam, kad viskas vyksta čia ir dabar ir tos energijos gyvos erdvėje, jos niekur nedingo, tik mes susilygiuojam savo dažniu su jomis ir galim dar labiau įsiplėsti, dar labiau prisiminti save, ar ne, tą tikrąjį Taip. save, kas mes iš tikrųjų esam ir tuomet tas gyvenimas nebetampa tokiu labai sureikšmintų ir sunkiu, kur einam per sunkius Mhm. patyrimus. Ir tai galim pažiūrėti su įdomumu ir žaismingumu, ką Mhm. mes visuomet Būtent. raginam daryti. Tai nereiškia, kad neteis tos situacijos kažkokios, ar ne, bet tie patyrimai, jie ateis, bet kai mes žiūrėsim tiesiog iš tos Mhm. sąmoningumo pusės ir labiau žaismingai atsipalaidavę su tam tikru jumoru, su juoku, kad nėra čia viskas taip rimta, čia tiesiog mes mūsų pačių Taip. pasirinkimu mes atėjom šitą realybę, bet atėjom ją perkurti, tas senas energijas tarsi Mhm. transformuoti, perkurti ir pamatyti visą tai naujų žvilgsnių ir priimti tą pasikeitusi, kintantį save. Irgi čia yra ką veikti, Mhm. nes, kaip ir sakom, ta tyla ir ramybė savo aplinkoje, jinai irgi sukelia tokį pradžiai kažkokį keistumą, kad kaip čia yra, nes buvome pratę gyventi nu, tokiam labiau Kuboj. chaose. Mhm. Skuboje, jo būtent toj skuboje.
ir kasdienybėje skuboji, kur reikia daug ką padaryti, daug kur bėgti, spėti, ar ne? O mes galim tikrai patirti be galo daug ir neskubėdami, o mėgaudamėsi tą akimirką. Ir jeigu kažkas vyksta, kai tavo atveju vėluoji, Mhm. nu ir gerai, nu ir lėkėsi tame, nu vėluoju. Reiškia, taip turi būti, dėl kažko tai vyksta. Ar ne, nežinia dėl Taip, ko, nežinom, taip. juk yra didelis tas paveikslas, o mes matom labai mažą dalį tik tai jo. Tai va tas atsipalaidavimas, ta ramybė ir priėmimas, kas ateina, man atrodo, pagrindiniai mūsų Mhm. dabarties tie momentai, į ką mes Mhm. telkiam dėmesį. Kas labiausiai Ir padeda. taip, ir būti tame momente, čia ir dabar, ar ne? Kad nebe protų nebelakstyti į praeitį ar į ateitį, su baimėm, kaip ten bus. Jeigu mes pasitikim Mhm. 100% savim, savo sąmonę, kūrėjų, absoliutų šaltinių, visom tom aukštesnėm jėgom, su kuriuo mes draugė kuriam visą šitą realybę, tuomet tiesiog atsipalaiduojam, kad nesu aš čia vienas toks, kuris viską valdo, kontroliuoja. Taip. Sunku. Edita. Mhm. Dingau? Sustoja šiek tiek. Tai va, tai paskutinį pakartosiu, kad veikia mes visi draugė visumoje, esam ta visuma ir labai svarbu iš tikrųjų ir, ir svarbu ir smagu palaikyti vienas kitą, nes visi Taip. einam per įvairiausius procesus dabar, kad kas jaučia ar nejaučia, suvokia ar nesuvokia, jaučia tuos rautus ar nejaučia. Tai nėra Mhm. labai svarbu, ar ne? Mes vis tiek Taip. visi žinom, kad einam visi per šitą virsmą. Ne vienas Mhm. nepasislėps, vienus paveiks vienaip, kitus kitaip, kiekviena sąmonė, siela renkasi, kurį pasukti, kokia jos ta kryptis, svarbiausia jausti vidinį save, ar ne, Mhm. jausti Tai tą yra savo būseną. svarbiausia. Tai netgi lab, bet ką noriu irgi turbūt pakcentuoti šiek tiek, kad kai visko tiek vyksta pasaulyje ir viskas taip keičiasi ir tas dirbtinis intelektas atrodo užvaldo, kai mes jau, kaip ten man dalinosi draugė viena, aš suprantu, kad aš jau pavėlavau, jau tarytum tas vystimasis to dirbtinio intelekto jau jis kažkur nuėjęs, o aš tiesiog lieku ir va tokia nesuvokianti ir su tokiu blogu jausmu, kas čia dabar bus, tai kaip čia dabar ir su tais darbais ir taip toliau. Tai būtent atsigręžti į save per stiprinimą ryšio su savimi, per va tai, kuo ir mes einame, Edita, ir dalinamės. Tai va tai ir labai aiškiai matosi kaip pagrindinė turbūt kryptis, kas gali mums padėti išsilaikyti stabiliai, su pasitikėjimu, su ramybe ir visu kuo kitu, su tuo protu savo neišprotėjimu, kai viskas taip vyksta, tai būtent per tą vidinę savo būseną, vidinę save, kai save geriau pažįsti, kai save sustiprini, turi ryšį gražų. Tai, tai yra Taip, Giedrė, svarbiausia. taip, iš tikrųjų mes niekur nevėluojam. Niekur nevėluojam, mums niekur nereikia skubėti, turim jausti tą savo tėkmę, tą savo srautą, ką tu ir sakai, tą savo tempą. Nes aš buvau meistrė tos savęs užspaudimo ir vertimo tarsi daryti ir iš to reikėjo išeiti, tai reikėjo atpalaiduoti ir paleisti ir išmokti būti, jausti savo vertę nedarant, nepririšant prie išorinių Taip. pasiekimų, pradėti jausti savo vertingumą. Ir tai yra kelias, irgi tam Mhm. tikras kelias, per kurį einam ir kuriuo einant iškyla pasirodo, nu, aš įsikeliu savo tikslą, ar nesakykime, tą kryptį, sakykime, Mhm. pajaus savo tą vertingumą, pasitikėjimą savim. Tai link to einant, man žinoma, kad kels tas situacijas, rodys tuos dalykus, kur aš jaučiausi
menka, kažkokia nepakankama, kažkokia abejojanti ir tai reikės praeiti. Bet kai mes žinom, kad taip mes einam ir ne vieni einam šalia turėdami ir tuos bendraminčius čia žemėje ir turėdami tuos subtiliam lygmenį, tuos vedlius ir visus pagalbininkus, kurie mus be galo myli, palaiko ir džiaugiasi kiekvienu mūsų žingsniu į priekį. Kai mes paleidžiam tas savo abejonės, baimės ir darom tą drąsos žingsnį į nežinę kartais, kai paliekam darbus, kai paliekam santykius ir išeinam be finansų, su nusinulinimu kažkokiu ar ne, dingsta visokie įvairiai žmogui gali reikštis ar ne, ir darom tą žingsnį, nesvarbu, nes atrodo toje aplinkoje rodo, kaip aš išgyvensiu. Nes buvome pratę tai paradigmą išgyvenimo gyventi, ar ne, pasirūpinti savim, dirbti darbus, kad gautų atlygį, o dabar esam vedami į tą vidinę laisvę, be jokių taisyklių, tiesiog tik tai į pažintį gilesnę su savim. Ir kai suprantam, ar ne, tą darną su savim, be pasipriešinimo sau, be smerkimo kažkokiom buvusiom patirtim, tiesiog lengvume. Ir tada pradeda vertis ir ta vidinė vertė, ir tas lengvumas, ir ta ramybė aplinkoje. Ir tada matom, kad tikrai kinta. Ne pati dar materija ta kieta, bet irgi neužilgo, nes, kaip tu sakai, ateina tas dirbtinis intelektas ir vis tiek viskas labai stipriai keisis. Ir žmonės sujudina tas baimės dėl išgyvenimo, bet tikrai išeinam iš tos programos išgyvenimo ir nesvarbu, kad mes matom ten ar kertamus miškus, ar kažkokius žlugdymus tarsi, ar ne, bet toj žmogui skauda. Tikrai nėra lengva priimti, mes suprantam. Bet jeigu mes matydamas tą pasaulio skausmą, tą sunkumą, ar ne, mes vis tiek renkamės tą šviesą savyje, žinom, kas esam, renkamės tą vibraciją, tą tyrumo dažnį, ne, išbūti tam grynume ir matyti tai, bet išlikti neutralume. Dėl to ir kalbam apie tą vienas kitą palaikymą, nes gali būti nelengva. Žmogui gali iškelti didžiulį skausmą, gali iškelti kažkokį pasipriešinimą, bet mes kviečiam į tą vidinę ramybę, į tą tyrumą. Į tą tyrumą būti savim, ar ne, būti tokiu, kokiu esi, nebevelkant, jeigu iškilo kažkas, ar tai pyktis, ar tai liūdesys, ar kažkas priimti, perverti savyje, pasižiūrėti, ką tai neša, iš kur iškilo, išgyventi, bet savyje, jaučiant savo kūną, jaučiant tą vibraciją kūne, priimant tai kaip srautą, nenuteisiant jo, nenuteisiant savęs, ar kažkur įkritau, kažkur nukritau, nieko panašaus. Niekur mes nebenukrisim, niekur mes nepavėluosim, visi einam gražiai ten, kur mus veda mūsų sąmonės, viso to paveikslo galbūt ir nematysim, bet pasitikėjimas tas vidinis, ar ne, yra svarbiausias. Ir mes su Giedre prieš susijungimą kalbėjom, kad kokios mes turtingos turim dovaną turėti šitą grupę Evelinos Išsigrynink tiesą savyje, kur mes tikrai jau dabar jaučiam, kad kai susijungiam meditacijai, tiesiog išsijautimui, jau net, ir gražu ir pavadinti meditaciją, ar ne, bet tokia mūsų susijungimų, išsijautimai, kas vyksta erdvėje, kaip mes jaučiam save, kaip tiltus to subtilaus ir to materinio, ir kas gimsta per mus pasižiūrėti, ir kokia tai dovana, mes tarsi susijungiam, tas susijungimas mūsų kaip grandinėlių, persipinam vienas su kitu, jaučiam vienas kitą, ir kokia tai yra dovana patirti drauge visą šitą virsmą. Ir dar kartelį norisi pakviesti, kam rezonuos, jeigu klausysis, kad tikrai esat laukiami mūsų erdvėjai. Tai nėra kažkas aukščiau, kad dabar tai įvardinu ir gali pagalvoti, kad mes jau čia einam kartu, tikrai jau virš metų, 1,5 turbūt panašiai, kažkur gyvoja šita erdvė, šitas kanalas. Ir jeigu jausit stiprų pakvietimą, visiškai nevertinkit niekaip, kad jūs galbūt, mes jau čia tiek pasiekę, o jūs galbūt kažkur ten dar ne tokiam sąmonės lygmenį, nieko panašaus, visi esam lygiaverčiai ir esam tos pačios sąmonės, iš to pačio šaltinio, ir tikrai kviečiam, jeigu pajausit vidinį impulsą, nesvarstyti, neabejoti, o tiesiog prisijungti, parašyti arba mum, arba Evelinai. Galim pasikalbėti tiesiog apie tai. Taip, tiesiog yra ir grupė, yra ir Facebook grupė Išsigrynink
tiesą savyje ir kviečiam aktyviai dalyvauti ir dalintis, kas kyla, kas vyksta gyvenimuose. Iš tikrųjų esam čia, kad visi lengviau praeitumėm šitą visą dabartinį patyrimą, kokį einu. Ir greičiau, ir lengviau, ir aiškiau. Taip, aišku, tas greitintuvas tai kartais kelia daugiau nepatogumo, bet vis tiek viskas įvyksta geruoju būdu Taip, ir mes tai kad tiesiog, praeinam. kad neužsibūti per ilgai. Taip, kad taip, iškyla, paleidžiam, Taip. pasikalbam, pasižiūrim ir tuomet atlaisvinam ir paleidžiam transformacijai daug greičiau ir daug lengviau, kai mes turim tą didesnę jėgą, visą ko didesnę jėgą ir tos transformacijos ir to įsilaisvinimo ir to atsiverimo. Tai iš tikrųjų yra dovana ir vertybė ir turtas mūsų. Turėti vieniem kitus. Taip, tai ačiū, Edita. Tai ačiū tau, Giedrė, irgi ir šiandien turbūt. Užteks, baigėsi mūsų srautas, mes vis tiek dalinsime ir jungsimės ir būsim su jumis kartu šiuo metu. Tai ačiū labai labai. Ačiū visiems, kurie žiūrit, kurie dalyvaujat, parašykit komentarus, pasidalinkit, jei tik norėsit. Iki kito karto. Iki visiems.